Tam, kad mes pasitikėtumėm savimi, mums yra reikalingos kompetencijos. Ribos kūryboje yra labai svarbu. Tavo visi pasirinkti daiktai, jie siunčia bendrą žinutę kažkokią. Vieni sveikiausių santykių mūsų aplinkoje yra tie, kada mus su tai žmonėmis sieja kūryba. Labas, su tavimi sveikinasi podcastas Pasikuriam, kaip ir kiekvieną kartą aš, Gabrielė, tiems, kurie dar manęs nematė, esame čia SMK aukštojoje mokykloje Vilniuje, video studijoje ir šiandien ne visai kaip kiekvieną kartą turime naują svečią vietoj mūsų mylimos Jurgitos, tai yra Jovita, lygiai taip pat mylima, psichologė, kuri tikiu, kad save labiau tiksliau pristatys, nes bent jau pirmą, kai bendravom, tai visko tiek daug apie save papasakoi, kad net sudėtinga į vieną sakinį turbūt būtų sudėti, ką tiksliai darai, kas tave tiksliai domina ir kaip apskritai jautiesi gyvenime. Labas. Tai šiaip labai daug pasakė apie mane, kad tikrai, žinai, visko yra labai daug, bet turbūt šiandien aš čia esu dėl to, kad mane ypatingai domina kūrybiškumas. Trumpai ir aiškiai. Trumpai ir aiškiai, jo. Trumpai ir aiškiai. Gerai, tai apie kūrybiškumą, ne, jeigu tada iškart prie reikalo. Kaip pradėjai šiandien savo dieną? Nes esi pasakojus, kad kūrybiškumas yra kasdienybė, norėsiu apie tai ir plačiau šiek tiek papasakoti, išgirsti tavo mintis, tai kaip į tą rytą įnešėjai galbūt šiek tiek kūrybiškumą ir kaip jį pradėjai? Aš nežinau, ar labai bus, žinai, kūrybiškas tas mano rytas, nes dabar pirma mintis, kuri atėjo, kai tu uždavai šitą klausimą, galvo, snūzinau žadintuvą kokius 5 kartus. Bet žodžiu, I made it. Mes beje ryte filmuojam šitą podcastą, tai čia toks... Sveiki atvykę į realybę. Dabar yra po 10:05, mes čia esame nuo 9 ryto, kai kurie iš namų išvažiavom po 7:20. Būtent. Aš po 7:20 vis dar snūzinau savo žadintuvą. Fanai. Tai va, ir normaliai, viskas gerai, išvažiavau šlapia galva, atvažiavau, irgi kol atvažiavau, žiūvo mano visi plaukai, dėl to, kad irgi ilgai važiavau, rytas, Vilnius ir, žodžiu, kamščiai. Tai va, ir kažkaip galvojau, žinai, apie mūsų tą podcastą, ką mes čia kalbėsim, kadangi aš nežinau, ką mes kalbėsim, paliukom taip labai atvirai. Žinai, čia irgi yra kūryba, ką mes darom. Tai va, tai toks tas mano rytas buvo, toks labai, nežinau, ar kūrybiškas. Dažnai tokie rytai būna pas mane. Bet šiaip esi labiau toksai ramaus ryto žmogus ir skubančio, nes yra tie du tipai, man atrodo, žinai, kur vieni, kur, tarkim, aš mėgstu atsikelti, labai ramiai pasižiūrėti, nežinau, ten iš šuniuko gražų snukį, pasidaryti kavuko, atidaryti užuolaidas ir tam, nežinau, gerai, nesimankštau ir ten nemeluosiu, bet, tipo, tiesiog pajausti rytą energiją, ne? O yra tie, kur žiauriai greit atsikelia, susirašia iš karto kelią. Tai jo, kuris tipas tu? Čia aš esu. Kur greitai, ne? Jo, mes šiandien labai gerą balansą palaikom. Jo. Aš nemėgstu rytų iš tikrųjų, nes kažkaip netgi stengiuosi savo darbo grafiką dėliotis taip, kad aš startuoju anksčiausiai 10 valandą, žinai, kad aš turėčiau, bet ir tai, net kai startuoju 10 valandą, tai nėra taip, kad aš ten atsikeliu, žinai, 2 valandos prieš, ten, žinai, ryte lėtai kavą geriu, aš labai dažnai pradedu dirbti ir kartu jau kavą geriu, tai mano tas rytas iki darbo būna dušas, žinai, ten kažkokie tokie esminiai greiti reikalai, bet tikrai aš tą greitai darau. Jo, nes kažkaip noriu, kad greičiau įsivažiuočiau į dieną, nes dažniausiai visą laiką kažkokie reikalai laukia ir ten tokios kūrybos, žinai, ten kontempliacijos, tame yra mažai. Ja. Aš daugiau esu vakaro žmogus, man vakarais, žinai, patinka, aš kažkaip iš visos paros labiausiai prisimenu vakarą arba ten tokį vėlyvą metą dienos, o rytais kažkaip tiesiog prabėgu, tokia rutina yra. Bet čia iš kūrybiškumo pusės ką ir paminėjai, ne? Kad labiau vakaro žmogus. Jo, yra tie, žinai, vadinami, va tai, ką tu irgi sakei, žinai, ar esu ten lėto ryto žmogus ar greito, tai, iš tikrųjų taip yra apibrėžiama, kad, žinai, žmonės yra skirtingo tempo ir ne tik tai tempo skirtingo, bet yra ir jų smegenų aktyvumas yra skirtingas skirtingų paros metu. Vieni yra tas pats kūrybiškumas, vieni yra kūrybiškesni vakare, kiti yra ryte kūrybiškesni. Aš tikrai, pavyzdžiui, pažįstu žmonių, kurie sako, arba net paimkim paprastą pavyzdį, visi studijavom, ar ne, ir kai reikėdavo ruoštis egzaminui. Yra žmonių, kurie mokysis visą naktį ir eis nepamiegoję į egzaminą. Ir yra žmonių, kurie sako, ne, aš turiu būtinai pamiegoti, aš geriau atsikelsiu ten 4-5 ryto, dar pasimokysiu ir tada ramiai nuvažiuosiu laikyti egzaminą. Aš bandžiau būti šitas tipo žmogaus, net ir šiandien bandžiau atsikelti anksčiau, kad pasibaig darbus. Nevelnė. Visiškai ne, ta prasme tikrai neveikia.
visiškai neveikia, bet žinai, labai ilgą laiką šitas dalykas buvo mitas, ne, kad, Aha. ta prasme, kad iš tikrųjų nėra, kad čia nuo įpročių, kad gali tam prisiversti atsikelti, susiformuos tas įprotis, rutina ir taip toliau. Ir lygiai toks pats yra ir tas mitas, kad, nežinau, ten žmonės, kurie dirba labai netvarkingoje aplinkoje ir panašiai yra meniškos sielos ir ten labiau kūrybiškesni. Ar čia irgi mitas kažkoks? Ar... Aš žinai, kaip galvoju, čia greičiausiai atsakymas būtų, kad susijęs su netgi temperamento tipais. Ir jeigu taip apie kūrybiškumą, žinai, grįžtant, tai nei vienas temperamento tipas jisai nėra kūrybiškesnis arba mažiau kūrybiškas. Čia tiesiog yra, žinai, temperamento, ten visi tie šitie sangvinikai, cholerikai, melancholikai, flegmatikai, ar ne? Jo, ekstravertai, intravertai skirstosi iš tų 4 į 2. Tai realiai manoma, kad tai yra susiję su tuo, kaip atrodo žmogaus kambarys, kuris gyvena. Ir yra, pavyzdžiui, tam tikras, aš dabar gal taip, žinai, nebandysiu priklijuoti etiketėm, bet tam tikri tie temperamento tipai, jie turi savo sistemą, vadinkim, savo sistemą, ir ta sistema iš šono gali mums atrodyti kaip betvarkė, bet jeigu mes ateisim ir sutvarkysim jų kambarį, jie gali labai labai stipriai supykti, nes jie turėjo savo sistemą, kur kas stovi ir kaip kas turi ten gulėti, būti numesta, nukritę, žinai, ir taip toliau. Tai yra jų sistema. Tai va, tai ar jie yra kūrybiškesni? Aš žinok, nemanau, kad tai yra susiję, aš manau, kad tai yra labiau mitas. Nes yra žmonių, pavyzdžiui, aš pati pažįstu menininkų, kurie, dabar žinai galva atėjo toks vienas architektas, mano bičiulis, jis yra be galo tvarkingas žmogus. Bet kaip architektas jisai yra, wow, kokio lygio, žinai, ir kokio kūrybiškumo, ir jis labai įdomius projektus daro. Nes, pavyzdžiui, man visada atrodydavo ta mintis, kad atvirkščiai galbūt tada, jeigu yra toks mintas, kad galbūt atvirkščiai turėtų būti, nes pas daugelį tokių, sakykime, ilgą laiką kūrenčių žmonių arba tas menininkų, tas žodis toksai yra sunku jį kažką įdėti, nes labai platus galbūt spektras, bet bendrai kūrybiški žmonės arba tie, kurie dirba kūrybinį darbą, sakykime, arba turi kažkokius pomėgius, jų mintise labai dažnai, man atrodo, būna daug chaoso ir daug įvairių idėjų, minčių, nežinau, ferverkų. Tai kartais galbūt atvirkščiai reikėtų tvarkingesnės aplinkos tam, kad galima būtų tvarkingai išreikšti tas mintis, kurios yra chaotiškas. Does it make sense? Nu, ta prasme, kad man atrodo pagavau, bet tu mane patikslinsi, jeigu aš neteisingai supratau. Bet, žodžiu, tu klausi apie tai, kad kai labai daug yra visokių minčių, kai tu gyveni tam kūrybiniam flow, ar ne, kaip visą tai galima labiau suvaldyti ir susisteminti, kad ta energija kryptingai nueito, neišsitaškytų. Nes žinai, ta prasme, kodėl klausiu apskritai šito dalyko, dėl to, kad atrodo, na, žinai, visi mes ten turime savo aplinkas, kuriuose jaučiamės gerai, ne? Vieni tenais dirba iš namų, kiti varia į ofisus, studijas kažkokias nuomės ir panašiai. Ir vieni, kaip ir prieš tai, kai vakarais dirba, kiti rytais dirba, ne? Bet lygiai taip pat ir aplinka pas kiekvieną yra skirtinga. Tai kai visko yra tiek daug galvoje, nepriklausomai nuo to, kada tu dirbi ir kur tu dirbi, kaip sistemingai tas mintis išreikšti iš esmės. Nes yra labai daug skirtingų žmonių, bet ar yra vienodi būdai, kaip pasiekti geriausią rezultatą? Medituoti. Vienu žodžiu. Ne, iš tikrųjų, tai matai kaip yra, man atrodo, kad mes turėtumėm taip pasigilinti, kas ten to žmogaus galvoje ir kokios ten mintys. Nes dalis minčių tai yra aukso vertės, kūrybinės idėjos, kūrybinės mintis, kur žmogus tikrai gali kažką sukurti, įdomaus nuveikti, padaryti ir taip toliau. Dalis yra tiesiog nerimo mintis. Žinai, kas yra nerimo mintis? Kai tu nerimauji dėl kažko, ta prasme, stresuoji. Apsikrauni papildomą mintim, kaip ten ką padaryti, per daug kažką pergalvoji ir taip toliau. Žinai, kada jau yra iš tikrųjų blaškymas ir temų galvoje labai labai daug. Nes paprastai, net jeigu mes esam labai labai kūrybiški, mes vienu metu nedirbam su 15 skirtingų projektų. Būna taip, būna, dabar pasakiau ir pagalvojau, kad būna taip tikrai, ypatingai kas padeda kūrėjams, tai jie tikrai su skirtingais projektais ir su skirtingais menininkais ir net vieno menininko skirtingais projektais dirba. Bet paprastai vienu metu vis tiek mes negalim fokusuotis į 10 ar 15 dalykų ir dėl to mums yra labai svarbu atsirūšiuoti, kurios mintys yra vertos dėmesio, kurios mintys yra galinčios sukurti kažką, ar ne, ir atrūšiuoti tas mintis, kurios yra galbūt nelabai dabar naudingos arba palankios kažkokiam kūrybiniam procesui. Bet tai, o kaip atsirūšiuoti? Nes dabar, kai sakai, kad... Medituoti. Bet tai, žinai, atrodo, aš kažkada bandžiau meditaciją, man visiškai neveikia. Aš esu per daug išsiblaškęs žmogus, aš jeigu sėdžiu savo zen zonoje ir bandau kvėpuoti,
taip kaip man sako per telefoną meditacijos programėlę, tai pas mane atbėga šuo, tada aš pro atidarytą langą girdžiu paukštelių čiulbėjimą ir tada dar suskamba telefonas. Ir jis be garso, bet aš girdžiu, ne tai, kad girdžiu, bet per žemę jaučiu tą tokią vibraciją ir viskas man iš karto, ta prasme. Ir kas tada nutinka? Ir man tada, ne tai, kad panika, bet toks, kur, gal kažkas svarbaus, reikia pažiūrėti. Gal jeigu manęs labai va čia sekundė reikia ir kažkas be manęs tiesiog negali. Aš greičiausiai nesu ant tiek reikšmingos žmogus ir tiek reikalingas dažnai, bet visiems nėra tas jausmas toksai, kur. Jo, bet čia net ne apie susireikšmą, čia tiesiog apie tai, kad tau yra... Žinai, kaip aš čia taip juokauju su tą meditaciją, aš nesiūlau visiems kaip receptą, žinai, bet šiaip tai tiesos yra, tarp kitko, moksliniai tyrimai sako, kad meditacija labai stipriai prisideda prie kūrybiškumo didinimo. Okay. Kūrybinio mąstymo turiu omeny, kūrybinės veiklos, reiškia elgesio kažkokio ir netgi išraiškos geresnės kūrybinės. Okay. Bet ar mes kalbame apie tą tradicinę, aš čia vis keičiu tas kojas, bandau kažkaip įsipatoginti. Aš dar neradau, kaip čia susėsti, bet gerai, viskas tvarkoja. Bet ar mes kalbame apie tą meditaciją kaip tą tradicinį būdą, kur tu iš esmės kvėpuoji su savo mintimaisi, ar ta meditacija kiekvienas gali atskirai kažkaip atrasti? Nes pavyzdžiui, kodėl aš klausiu to? Tarkim, man savotiška meditacija yra pasivaikščiojimas be muzikos. Mane draugė to išmokė viena, kur aš visą būdavau su ausinėm visur, bet sako, tu net su savo mintim negali pabūti. Tai aš dabar, kai einu su ausinim vaikščiu, einu be ausinių. Tiesiog einu ir tada tu neturi kur dėtis ir labai daug klausaisi, kas yra tavyje. Tai iš esmės irgi savotiška meditacija. Taip, exactly. Tai ar svarbu tiesiog atrasti galbūt savo būdą tinkamesnį, ne? Tokiu atveju. Labai daug meditacijos formų yra, žinok, tikrai. Ir aš pati kažkada labai rimtai domėjausi meditacijomis, nes buvo populiaru dar prieš visą mindfulness, tarp kitko, ateimą į Lietuvą, tai aš pradėjau pati nuo jogos studijos, žinai, lankiau jogą kažkada prieš daugiau negu 10 metų ir ten dalis to buvo, toks meditacijos kursas šalia buvo, tai ten tos, žinai, tokios iš rytų atėjusios meditacijos, kur iš tikrųjų sėdi toj lotoso pozoj, žinai, užspaudi savo nykščius, beje, galiu pasakyti, kodėl reikia nykščius užspausti. Nes pagal Ajurvedą, senovinę Indijos medicinos sistemą, žinai, yra tie taškai delnuose, kur atitinka mūsų vidinius organus. Okay. Ir va čia yra mūsų smegenys. Ir mes, kai medituojam ir padarom šitą. Esi mačius tikrai. Bliam, pas mane nagai prilgyti vakarą. Bet esi mačius šitą paveikslėlį kur nors, ar ne? Tai čia mes atsit sulėtinam smegenų tą, aš nežinau, kiek tame tiesos, gal, pavyzdžiui, kokie nors ten žmonės, kurie akupunktūrą užsiima, tai patvirtintų visą tai. Tai tarp kitko pradėjau nuo tokių meditacijų, man buvo labai įdomu tą tyrinėti, bet man ilgą laiką aš nepaėjo tos meditacijos, aš lygiai taip pat ten užmigdavau, pavyzdžiui, žinai, medituodama, jeigu ten ramiai sėdi, žinai, salėje, visi jau ten medituoja, aš ten, žinai, visą knapsiu. O paskui kažkaip supratau ir praktikavau ir turiu dabar meditacijos mokytoją savo, tai iš tikrųjų būtent per ją ir per tą grupę, su kuria mes medituodavom, supratau, kad meditacija gali būti bet kas. Tai yra tiesiog tam tikrų, jeigu taip moksliškai paaiškinti ar ne, iš psichologinės pusės, tai yra smegenų bangų perėjimas į mažesnį aktyvumą. Ir tą perjungimą tu gali išmokti padaryti. Netgi dabar čia mes sėdėdamas galėtumėm, pavyzdžiui, jeigu būtumėm gerai valdžiusios abidvi kalbėti ir perėti tokią meditatyvinę būseną, žinai, mes dabar to nedarysim, nes mes truputį jaudinamės, čia, žinai, rytas, mes realiai, žinai, matomės čia antrą kartą gyvenime ir taip toliau. Bet jeigu mes, pavyzdžiui, sugebėtumėm į tą būseną įeiti, tai greičiausiai klausytojas, kuris klauso mūsų podcastų, jisai pajaustų, jis nesuprastų iki galo, kame yra bairis, bet pajaustų, kad, žinai, tokia sklinda ramybė, atsipalaidavimas, jos kažką šneka, ką tiksliai šneka neprisimenu, bet kažkaip visai gal fainiai rezonuoja, žinai, kažkaip gera klausytis to podcast'o, kažkur gal žmogus, žinai, vaikščios, klausysis per ausinukus ir sakys, kažkaip fainiai aš čia kalbu. Bet mes šį kartą negalim pažadėti, kad taip gausis. Na, bet ir jeigu ką, tai... Galėsim atskirą padaryti podcastą apie meditaciją. Meditacija su Ivita, grinai. Podcast'o pavadinimas. Aš relaksacijas vesdavau, žinai, anksčiau, kai dirbau medicinoje, vesdavau relaksacijas grupėm žmonių, tai ten čia atskira technika. Bet kažkuo panaši, nes irgi yra sulėtinimas smegenų bangų, kūno atpalaidavimas, raumenų tonusas atsipalaiduoja. Bet apskritai, žinai, aš tau noriu šiek tiek pagauti, kur tu užsiminiai, kad meditacija vis tik padeda su kūrybiškumu, su jo lavinimu, ta prasme, smegenų nusiraminimu, idėjos išgryninimu ir panašiai. Tai vis tik, kodėl to reikia? Ir žinai, man visiems tas pagrindinis klausimas ir esminis turbūt yra, kodėl tas kūrybiškumas apskritai yra reikalingas.
žinai, nes atrodo, kad ne visi gyvename pasaulyje, kur reikia labai daug ir techninių dalykų, kur atrodo, kad nieko kūrybiško, žinai, kur ten, nežinau, išvalyti tualetą ar pagaminti maistą. Nu, tipo, žinai, čia labai drąsiškai kažkiek pavyzdžiai. Tai kodėl tas kūrybiškumas reikalingas, žinai, nes mes apie jį daug šiaip kalbam, šitas podcastas apskritai yra tam skirtas, žinai. Tai noriu per to galbūt esminio klausimo tiesiog. Kodėl taip, tai yra tiesiai šviesiai, taip. Jo. Aš galvoju, kad tūliko valymas irgi yra kūrybiška veikla. Gali būti kūrybiška. Ne tai, kad yra savaime, bet gali būti kūrybiška veikla. Ir aš galvoju, kad, pavyzdžiui, galvojant apie darbus, kuriuos dirba žmonės, žinai, aš manau, kad nėra nekūrybiško darbo. Ir aš net ypatingai galvoju apie tas specialybės ir profesijas, kurios yra savaime, meninės krypties ar ne, bet aš netgi galvoju apie labai tokius darbus, kur yra labai daug problemų. Nes, kai mes turim problemą, mums reikia ko? Sprendimo. O sprendimą, kas sugeneruoja? Mūsų kūrybinis mąstymas. Apskritai, man tai absoliučiai patinka toks požiūris, kad į viską galima pažiūrėti kaip į kūrybą. Šeimos kūrimas, šeimos kūrimas, nuo žodžio kūryba, ne? Karjeros kūrimas. Man apskritai kūryba yra kasdienybė, arba kasdienybė yra kūryba. Aš laikausi tokio požiūrio jau ilgą laiką ir netgi, kai dirbu su žmonėmis ir jie pasakoja apie savo kažkokius sunkumus, kaip neranda sprendimo, nežino, ką daryti, nori keisti kažką, darbą, gyvenamąją vietą, dar kažką, bet nedrįsta. Aš į jų netgi tą visą procesą žiūriu kaip į kūrybinį procesą ir į tą žmogų žiūriu kaip į kūrėją ir stebiu, kaip jam sekasi ir kuo galiu padedu, kad realiai jisai kuo labiau įsigalintų savo toje kasdienybėje. Nes kūryba nėra tik tai meninė veikla, kūryba tikrai gali būti ir tūliko švietimas. Jo, bet čia irgi turbūt tas klausimas yra tada iš požiūrio, jeigu galima tai būtų įvardinti, nes kartais, kai pats iš savęs jis nėra kūrybiškas dalykas, bet tu jį gali paversti tokiu. Gali. Tai čia turbūt irgi klausimas kasdienybėje, lygiai taip pat, ką ir paminėjai, kaip žvelgiame į dalykus. Tai, bet užsimni kartu ir apie karjerą, žinai, tai čia irgi paminėjai. Apie tūliką pasakyti, aš žiūrėk, pavyzdžiui, pavyzdį kažkokį, kaip gali tualeto švietimas būti kūrybinis dalykas. Nu, bet mes, jo, tai čia gal ne taip, žinai, ten, kaip tu tą veiksmą atlieki, bet ir tame gali būti, bet netgi elementariai, kai tu nueini į parduotuvę, ar ne, į buitinių prekių skyrių ir tau reikia nusipirkti tūlikui kažkokią priemonę, su kuria tu šveisi tūliką. Tai irgi vyksta kūrybinis pasirinkimo procesas. Aš galvau, sakysiu, šiek tiek labiau komplikuotą sprendimą. Nu, gali padidinti dabar. Jo, nes aš pradėjau, kaip radai sakyti, kad nueini į parduotuvę, tai vietoj to, kad nusipirkti kažkokį ir pasirinkti, gali nusipirkti sodą su citrina ir actu, tada sumaišyti ir tada su tuo ekologiškos priemonės. Taip, gali tai irgi. Čia dar kūrybiškiau. Bravo, šiaip jo. Čia, žinai, jo. Aš dabar galvoju tiesiog apie indų plovimą kaip tai kūrybišką procesą. Bet tu kažką paklaust norėjai dar. Jo, aš tiesiog, žinai, pradėjau užsikabinau už to. Jo, bet čia labai geras pavyzdys, žinai, nes atrodo labai buitiškas toks dalykas ir kur, mes visi tai darom, būkim bėdim, bet teisingai, labai paprastas žmogaus gyvenimo dalykas. Bet, žinai, man labai tiesiog įdomu apskritai visas karjeros darbų dalykas ir taip toliau, nes, žinai, kai sakai, kad bet koks darbas gali būti kūrybiškas, žinai, tai daugelis žmonių vis tik tais ypatingai galbūt jaunesnė karta, čia nieko prieš neturiu, pati esu viena iš tokių žmonių, kur keičia darbus. Aš tą kartą neturiu. Jo, kur keičia darbus arba ieško milijoną ten naujų dalykų ir panašiai, kur, nu tikrai, ta prasme, aš ir pati, nežinau, nesu išbandžius tikrai daug skirtingų sričių, keičiau darbus, ilgiausiai turbūt kiek esu išdirbus prie vieno dalyko, tai yra 1,5 metų. Čia tai prasme, Max, jeigu be studijų, sakant. Bet tu neseniai studijas pabaigai. Prieš kiek laiko? Prieš porą metų gal, ar ne? 2 metus. Nu, tai 1,5 metų. Ne, čia dar studijų laikais dirbau, tai žinai, dabar tai 7 mėnesiai ir važiuojam toliau. Ne, tai dabar jau nusiriminau šiek tiek, viskas gerai. Bet, be Bularo, aš jau kalbant su Bularo jau ilgokai. Bet nesmė, tiesiog prie reikalo. Tai, tiesiog, esam dabar linkę, negaliu sakyti, kad visi, negaliu sakyti, kad dauguma, bet yra žmonių, kurie linkia galbūt ieškoti kūrybos kažkur kitur, arba nori labiau kūrybiško darbo, bet tai kaip vyksta tas karjeros apskritai keitimas visas, žinai, galbūt iš tos labiau kūrybiškos psichologinės pusės ir panašiai, ar iš tikrųjų ieškant kažkur kitur kūrybos ją rasime, ar vis tik ją patiems reikia susikurti? Ir taip, ir taip.
Ir taip, ir taip. Tam, kad mes galėtumėm kūrybiškai mąstyti, kurti ir save išreikšti, mes turim, iš psichologinės pusės kalbant, mes turim jaustis saugiai. Ir tam mums reikalinga tinkama aplinka. Ir jeigu mes nueisim į, žinai, aš turiu netgi pavyzdį, bet prisiminiau dabar, nueisim dirbti, čia ne mano pavyzdys, bet vieno iš žmogaus, kurį pažįstu, į kūrybinę agentūrą, kurioje vyrauja tokia įtempta atmosfera, daug reikalavimų, daug spaudimo, tai tas tavo kūrybiškumas labai greitai užsidarys, užsiblokuos. Nes aš galvoju, žinai, kad ne tik aš galvoju, tas pats Maslow, kuris yra sudaręs tą piramidę dabar, poreikių piramidę, gal esi girdėjus, kur daug jinai dabar yra kritikuojama ir kontroversiškai ją žiūrima, bet iš principo jisai sako, kad pagrindinis mūsų poreikis, ne pagrindinis, o pats aukščiausias mūsų poreikis piramidės viršūnėje yra savirealizacija ir tame yra labai labai daug kūrybos, aš netgi pavadinčiau per slešą kūrybiškumu, kūrybinė išraiška. Bet tam, kad mes galėtumėm būti kūrybiški, mes turim patenkinti visus tuos poreikius esančius, žinai, žemiau. Tai yra saugumo, meilės poreikius ar ne. Ten įeina beje ir darbo, karjeros dalykai, bet aš galvoju, jeigu mes tame darbe ir karjeroje norim kūrybiškumo, tai absoliučiai visas komplektas turi būti. Tai turbūt pagrindinis atsakymas, kad jeigu mes norime būti kūrybiški savo veikloje, mes visų pirma turim jaustis saugiai. Jeigu dar tiksliau, mūsų nervinė sistema turi jausti saugiai. Tik tada mes galim atsipalaiduoti ir kurti. Mes nebijom tada daryti klaidas, mes nebijom rizikuoti, mes nebijome išbandyti savo drąsos ribų kažkokių, mes nebijome keisti, jeigu kažkas nesigauna, ar ne. Mes nebijome reflektuoti tada, nes tam, kad galėtumėm mokytis iš kažkokių pamokų, kurti naujus dalykus, ar ne, kažką dar geresnio sukurti, mes turim labai daug reflektuoti. Bet tam mums reikia saugumo. Bet tas saugumas, žinai, ir ta nervinė sistema, kaip sakai, ar tas yra saugumas savyje kaip žmoguje visomis prasmėmis? Ar vis tik saugumas būtent toje srityje, ką tu darai, kad tu jautiesi saugiai ten, žinodamas, ką tu darai? Nes tai yra labai du skirtingi dalykai, žinai, nes, aš tarkim, nežinau, čia irgi galvoju, kad galbūt aš jaučiuosi saugiai ten, nežinau, žinot savo namuose ir žinodama, kad mane šuo labai myli ir mes su juo laimingai gyvenam. Ir aš jaučiuosi saugiai dėl to ir žinau tos pačius takus, per kuriuos einam pasivaikščiot. Bet kurdama kažkokį dalyką, idėją, galvodama, plėtodama ją, visien yra tam tikros baimės, kad kas jeigu nepavyks, tas abejonės kažkokios ir panašiai, ką kiti pagalvos, ar tikrai tai geriausias būdas, galbūt reikia pakeisti kažką. Tai yra, bet vėlgi, čia galbūt ne tiek kiek saugumas, kiek abejonės, bet tai yra tarpusavį persipinta. Tai kur to saugumo reikia? Čia, žinok, labai gerai pasakytų, išskyrė tuos skirtingus du dalykus. Tai vienas yra dalykas savivertė. Tokia, kurią mes susiformuojam, ją pradedam formuotis vaikystėje. Čia, žinai, tai, ką mūsų tėvai, ką mūsų šeima, ką mūsų aplinka, ką mūsų įvairios gyvenimo aplinkybės sudeda į mus. Dėl to yra be galo svarbu, žinai, galvojant apie vaikų ugdymą, kad norėdami, kad vaikas būtų kūrybiškas, šiaip vaikai turi labai daug to atviro kūrybiškumo dar neužblokuoto, bet kad išlaikytų vaikas tą kūrybiškumą ir vėliau. Mes turim labai daug saugumo jam sukurti, palaikymo tokio, žinai, emocinio ryšio ir taip toliau. Tai čia yra savivertės dalykai, tai ką tu sakai, kur tu kaip formą jauti, kai tu sėdi namuose su savo šuniu ir tau yra gera, tai yra tavo aplinka, tai yra tavo šuo. Kitas dalykas, kai mes imamės kažkokios naujos veiklos, arba keičiam darbą, arba pradedam naują išvis sritį, tam, kad mes pasitikėtumėm savimi, mums yra reikalingos kompetencijos. Supranti, o tai yra toks irgi dalykas, kuris užauga su laiku ir irgi per patirtį, tik tai per darbinę patirtį. Dėl to yra absoliučiai normalu, jeigu jaunas žmogus dabar, sakykim, svajoja apie kažkokią sritį, nueina, žinai, gauna tą darbo pasiūlymą tokį, kokio jisai nori, arba pradeda kažkokį projektą. Ir pirmus, sakyčiau, metus du, jisai realiai toks, žinai, turi tokių daug nepasitikėjimo savimi išlindančių momentų. Čia yra absoliučiai normalu. Tarsi, jeigu kažkas klauso mūsų ir galvoja, jo, aš kaip ir dirbu svajonių darbą, bet gal nežinau, ar jisai dabar jau svajonių, nes man gal ne visai viskas gaunasi ir taip toliau. Tai čia gali būti du variantai. Arba tikrai ne tas darbas, arba tikrai tas darbas, bet tiesiog reikia laiko, kad užsiauginti tą tokį, žinai, profesinio pasitikėjimo savimi stuburą. Ir net paskui, jeigu žmogus pakeis sritį, visas tas užaugintas profesinis stuburas, jisai išeis kartu su tuo žmogum, nes tas stuburas yra jo. Bet čia, žinai, nežinau, ar atsakiau į klausimą. Atsakai klausimą, pas man tiesiog, kai atsakai klausimą, kilo dar daugiau klausimų. tai dėl to, žinai, yra toksai, kur... Bet vis vien,
žinai, kaip sakai, reikia kompetencijų ir panašiai, karjeros keitimas kaip ir normalus dalykas, ne, yra, jeigu taip paprastai labai ir apibūdinant tai, kas sakai, bet, giliau sakai, bet čia tiesiog labai paprastai žodžiais, jeigu ne, bet kada žinot, kad tai yra tavo, kada ne, nes pati iškeliu šitą klausimą, jeigu tavo, jeigu ne, tai kada žinot, ar tai tavo ar ne, ir kada priimti sprendimą keisti arba nekeisti dalykus, aš tiesiog girdžiu čia kažkas muzika labai gerai. Mes dabar kaip reivė. Rytinis bet, vyksta, taip. Bet geram reivė. Mes tai, šiaip filmuojamės Berlyne, jeigu ką. Jo, čia, kad sakiau, SMK, tai partnerystė tiesiog žinot. Tai va, tai sveiki atvykę į reivą. Bet paklausom ir paklausom ten, pasiklausom čia, nežinau, ką norėjau pasakyti, bet jo. Tai žodžiu, ką aš sakiau, jo, kada žinot, kad reikia keisti karjerą, reikia keisti ir kada žinot, ar tai tavo ar ne. Labai paprastas atsakymas. Dabar va girdi tą reivą, nu jau dabar nutilo truputėlį. Patinka šiaip. Patinka, ne? Jo. Bet lygiai taip pat yra su darbu. Jeigu tau rezonuoja reivas, tau rezonuos ir tavo, jeigu tau rezonuoja reivas, ne, ir tu atpažįsti, nes, pavyzdžiui, gali būti, nežinau, kažkiek kitas muzikos žanras ir tu sakysi, kaip man erzina šitą muziką arba šitą dainą man nepatinka. Lygiai taip pat tuo labai tokiu paprastu, intuityviu pojūčiu galima vadovautis užsiimant kažkokią veiklą. Aš tada dar aiškiau pasakysiu, ne tai, kad patinka, bet kiek tame yra manęs, kiek tame yra gyvybės ir kiek tame yra kaifo. Ir dabar tu man užduosi kokį nors labai gerą challenging klausimą ir užduok, nes aš tada dar tiksliau galėsiu atsakyti. Jo. Bet gerai, bandau suformuluoti, kad būtų toksai, kur žinai. Aha. Greitai. Tai, o kas jeigu tu visur matai save? Nepilnai, bet tam tikros detalės. Nes pavyzdžiui, čia visiškai random pavyzdys, ne? Man labai patinka dirbti su komunikacija, nes man patinka kūrybinis procesas, man patinka rašyti ir panašiai, ne? Man patinka grafinis dizainas, nes aš esu labiau vizualinis žmogus. Bet man patinka ir kokia nors, gerai, buhalterija tikrai nepatinka, bet dokumentacija, nes man kartais patinka būti tiesiog detaliai ir praleisti, nežinau, popietę, tiesiog skaitant ilgai, kažką ten dėliojant ir panašiai. Bet aš lygiai taip pat galiu ir dirbti šuniukų prižiūrėti, nes aš tiesiog myliu šunis. Tai, bet kas tokiais atvejais yra, žinai, nes kai tu turi labai platų spektrą įdomybių ir sričių, kur atrodo, kad tau yra įdomu ir tu save matai, kaip tada pasiimti teisingą kelią? Aš visų pirma tave labai sveikinu, nes tu esi atradus labai daug dalykų jau apie save, būdama jauno amžiaus, nes yra žmonių, kuriem yra 10 metų už tave vyresni, 20 metų vyresni ir jie nebelabai žino, kas juos domina ir kas jiems patinka ir tos gyvybės apskritai yra mažai. Ir aišku, visą tai galima keisti, bet ta būsena tikrai, kai kurie žmonės tą būseną labai gerai žino. Tavo atveju yra kitaip, tu jau dabar esi išbandžius nemažai sričių ir labai daugumoje sričių tu randi save. Ir tada kaip nepasimesti, ne? Bet klausimas, tai kaip nepasimesti, ar man čia šuniukus prižiūrėti, ar man čia grafinių dizainų užsiimti, ar dokumentaciją. Ar prie reivo prisijungti. Ar prie reivo prisijungti, jo. Tada žiūrėti reikėtų kompleksiškiau. Reiškia, kai tu darai grafinį dizainą, ne? Kažkam darai, su kokiais klientais tau patinka dirbti. Nes tu gali turėti tokių klientų, kad tau nepatiks jiem daryti grafinį dizainą. Kai tu tvarkai dokumentus, ar ne, iki kokio lygio tau dokumentus patinka daryti? Ar tu tą galėtum daryti 2 valandas per savaitę, ar 12 valandų per dieną, 7 dienas per savaitę? Suprantate, tada jau atsiranda ribos, tada jau atsiranda sudedamosios kažkokios dalys ir čia reikia labai žiūrėti individualiai ir dėl to, žinai, kai aš pradėjau nuo to, kad man kasdienybė yra kūryba, ir dar mes kalbėjom apie rutiną. Va čia atsiranda toks teigiamas rutinos pliusas, kad kiekvienas mes pagal tai, kas mums patinka, kiek mes norim laiko skirti tam tikriam dalykam, mes galim dėlioti savo individualią rutiną ir tai yra tikrai įmanoma. Taip kaip aš, žinai, konsultuoju nuo 10 rytais, nes anksti ryte man tiesiog, aš tarp kitko anksčiau konsultuodavau 8 ryto, kai dirbau medicinoje, aš neprisimenu, ką aš kalbėdavau per pirmą konsultaciją, aš taip rimtai realiai, aš žinau, kad aš išlikdavau profesionali, kad, ta prasme, aš darbą atlikdavau puikiai, bet tikrai mano atmintis dar nebūdavo ta darbinė įsijungusi, žinai, man reikėdavo kavos išgerti, jau 10 valandos konsultacijų, taip, žinai, labiau esu ten, aš čia ir dabar. Tai dėl to ir pavėlinai iki 10, ne? Jo. Kaip skai? Taip ir padariau. Bet protingas sprendimas, aš nežinau. Su laiku, tai irgi atradau, žinai, čia ne dėl to aš nenukapijau, kad kažkas taip daro, aš tiesiog pasižiūrėjau, kaip man yra patogiau ir kaip man geriau ir kad aš galiu duoti tokį geriausią produktyvumą, didžiausią kokybę, žinai, tai yra labai svarbu. Bet, žinai, aš tada galvoju, tarkim, nuostabu, kai tu gali, žinai, pats savo sukoreguoti laiką ten ir panašiai, žinai. Čia kodėl aš freelancinimo pasirinkau irgi.
tam, kad tiesiog patidėliočiau viską, nes kaip sakau, labiau nuo tie žmogus, ne? Bet tarkim tie, kurie dirba, nežinau, paprasčiausias pavyzdys ofisinį darbą, ne? Kur yra darbo valandos, tai tu nepasirinksi, žinai, tai vėlgi ir tam tikros aplinkybės. Bet kalbant apie aplinkybės, mes apskritai gyvename visuomenėje, kur aplinka žiauriai visus veikia. Nori ir nenori, bet tai yra tiesa. Tai kokią įtaką aplinka turi ir žmonių saviraiškai, kūrybos tai esmei apskritai ir jos vertinimui, žinai. Nes, nu, čia nežinau, šiandien važiuodama galvojau tiesiog apie tai, nes autobuse buvau aš su ausinukėmis, nėra tokio žodžio, ausinėmis. Ausinukėmis, išvesti. Kodėl mes negalim išvesti naujų žodžių? Čia nėra lietuvių kalbos žodynas. Nacionalinis transliuotojas, mes neturime kalbos komisijos, žodžiu, jeigu kažkas norės parašyti laišką, parašys mums kaip kitą kartą, žinai, teisingai. Ačiū už supratimą. Ausinukė. Tu važiavai ir su ausinukėmis, jinai autobuse, sėdėjo ausinukė viena ir ausinukė kita. Būtent, jie Vytą patvirtino, kad vienas galima. Tiesiog važiuoju klausiausi, žinai, bet aš pasibėjau, kad vis tik nėra tiek daug žmonių, kurie su ausinėmis. Su ausinukėmis. O su ausinukėmis ar su ausinėmis? Nesvarbu su tuo dalyku, kur muzika groja, žinai, kur yra tokios didelis, kur galiu. Kolonėlės. Jo, kolonėlės ausims. Tai yra tos, kur didelės ir tos mažytės. Nu, pagauni. Jo, ausinukės ir ausinės ir kolonėlės ir kolonos. Kolonos dar gali būti. Antikinės. Antikinės kolonos. Man paskirdo etikinės, aš galvoju. Antikinės čia yra. Tai va, nu tai, bet jo, tai žinai, bet klausom, netiek daug. Jo, ką? Aš jau tiesiog išgirdau kažkilintas amžius prieš Kristų. Jo, aš vis dar antikinėje istorijoje esu dabar. Nice. Aš tai reivė vis dar. O tu reivė, ne? Vis dar. Berlyne ar jau kažkur pakeitėt lokaciją? Blemba, Berlynas geras miestas. Gal į antikinę Graikiją norit? Ne, bet aš norėjau apskritai antikinį Berlyną, bet supratau, kad ten, žinai, antikinis tai toks, kur nelabai savo gal dar. Tai nu gerai, tu važiavai su ausinukėmis ir pastebėjai, kad nedaug žmonių. Jo, tai man toksai, žinai, kur, nes anksčiau būdavo žiauriai daug, aš irgi čia jau galva, gerą muziką, tai prasme būdavo žiauriai daug, kurie taip klausydavo, dabar jau nėra tiek daug. Ane, pasikeitė. Tai jo, tai ar čia įtaka, ta prasme aplinkos įtaka, ir man šiaip tas atvejs klausimas, kaip aplinka mūsų įtakoja ir būtent iš kūrybinės perspektyvos, turbūt, žinai, saviraiškos perspektyvos ir panašiai. Labai stipriai. Labai stipriai. Žinai, kodėl aplinka mums daro įtaką mūsų kūrybai? Nes mes kūriam žmonėms ir jie yra ta pati auditorija, kuri mus formuoja, mes iš tikrųjų jai ir kūriam atgal. Tai yra nuolatinis toks, žinai, grįžtamasis ryšys tarp tavęs ir tarp kitų, nu čia imkim plačiaja prasme, žinai, pasaulio žmonių, arba jeigu tu, nežinau, išleidi dainą, tai juk nežinai, kas tą dainą paklausys. Tu gali numatyti, kad tai yra labiau skirta Lietuvos rinkai, bet gali paklausyti kažkoks žmogus ir iš Afrikos tą dainą, žinai. Žiūrėjau, realiai tu daliniesi savo didžiausių turtų kūrybą su žmonėmis, bet tuo pačiu tai kūrybai, kurią tu sukuri, daro įtaką tie patys žmonės, santykiai, mūsų vaidmenys įvairūs ir taip toliau. Patirtys kažkokios. Patirtys ateina per žmonės. Mes galim patirti nuostabių patyrimų vaikščiodami gamtoje, bet 99% atvejų bus teigiami, nes gamta mus veikia teigiamai. Ir tai gali inspiruoti mus kūrybai, bet ta kūryba tada bus skirta ne gamtai, jinai bus skirta žmonėms. Tai čia būtų toks, labai, žinai, gražus pavyzdys, bet realiai daug daugiau, jeigu tu pasigilintum, pavyzdžiui, kaip žmonės rašo tekstus savo dainoms ar ne, arba tapo paveikslus, tai ateina, taip, nemažai gali būti ir gamtos įtakos, bet dažniausiai tai yra kažkokios patirtys atėjusios per santykius. Jo, išsiminėjai apie dainas, aš šiaip... Rašai? Ne, nerašau, bet teko stebėti kūrybos procesą. Aš su viena atlikėja ten, ne tai, kad dirbam, bet šiaip susipažinom ir tokį ryšį visai palaikom. Tai kartu buvau toj kūrybiniai tokioj stovykloj su ją ir su keliais muzikos kūrėjais. Tai labai įdomus kūrybos procesas iš tikrųjų yra, kur yra ilgas procesas rasti alternatyvių žodžių. Žinai, kaip į žodžius apskritai visą jausmą sudėti. Nes kūryba apskritai, bent jau man asmeniškai, iš mano perspektyvos, tai yra ne tiek, kiek aplinkos įtaka, bet galbūt jausmas ir to jausmo išraiška. Tai čia, jeigu nukrypstant nuo to, kas yra kasdienybė, bet labiau ta kūryba visiškai, ne, ta galbūt meninė kūryba, sakykime taip. Tai tame šiek tiek, irgi
yra to pasimetimo. Nes kartais jausmą labai sunku yra išreikšti, tik neįmanoma. Nes, yra labai neapčiuopiamas dalykas, žinai. Tai va tas yra. Bet, žinai, kalbant apie aplinką, tai, aš kartu ir pagalvoju, kad kaip ir sakai, mes vieni kitiems kūrėme iš esmės. Tai yra nuolatiniai mainai tokie, žinai, kur vieni iš kitų mokomės. Bet kiek tai yra realu ir kiek tai veikia visus? Patikslinsiu klausimą ir kodėl apskritai klausiu. Pavyzdys, mes užaugom 3 sesės. Visos lankėm tą pačią mokyklą. Gyvenam tose pačiose namuose su tokiamis pačiamis taisyklėmis. Mes visos žiauriai skirtingos. Prigimtis yra skirtinga. Išplėsk mintį, nes jau čia įdomu. Labai daug, žinai, yra toks dalykas psichologijoje, man atrodo, 1. ar 2. kurse visi, kas studijuoja psichologiją, turi išklausyti, yra asmenybės psichologija. Kaip formuojasi asmenybė. Ir yra labai daug skirtingų teorijų, beje, paskui tų teorijų pagrindų yra sukuriamos visos psichoterapijos mokyklos, kas yra asmenybė, kaip jinai formuojasi ir taip toliau. Ir šitoj vietoj visi turi skirtingą atsakymą, bet turbūt arčiausiai tokio apibendrinto atsakymo, žinai, nes aš savo atskiros teorijos neturiu, bet galiu, žinai, papasakot, ką žinau. Tai yra tai, kad dalis mūsų yra prigimtis, tai yra tai, ką mes atsinešam. Tai čia tame yra ir mūsų DNR, ar ne, kažkokie paveldimi dalykai, jeigu taip žmogų žiūrėt kompleksiškai, kaip jis ir atrodo, ir, žinai, balsas netgi mes paveldimgi ir balsą ir taip toliau. Bet yra toje prigimtyje ir tam tikro tokio, žinai, magijos ir stebuklo, nes gali būti 3 seserys gimusios vienoje šeimoje, augintos, sakykime, daugiau mažiau vienodai. Gerai, ten mes atmeskim dar tai, kad ten eiliškumo tvarka tikrai turi įtaką gimimo. Taip, taigi tu vidurinioji, tai žinai, jo, turi. Jo, turi tikrai. Ir turi netgi labai didelę įtaką, kai užauga. Jos vaikai, jos ar jie, nesvarbu, užauga, žinai, ir kaip netgi paskui tas vėlyvesnis suaugusių vaikų santykis su tėvais, žinai, vyksta, tai tas turi įtakos. Bet čia, žinai, nukrypau, kalbant apie tai, kaip apibrėžiama asmenybė, tai viena dalis yra prigimtis, kuriame yra šiek tiek genetikos, bet šiek tiek ir magijos. Mes tiesiog ateinam kaip sielos, ar ne? Psichologija yra mokslas apie sielą, tai aš galiu šitą žodį naudoti, nes jisai nebus čia kažkaip, žinai, iš dvasinės pusės, bet grinai iš to, kaip išsiverčia žodis psichologija. Tai vat mes turim kiekvienas savo tą sielos dalį kažkokią, kur yra unikali ir beje, aš manau, kad jinai labai stiprų vaidmenį atlieka kūryboje. Ir tada mes turim tą aplinkos įtaką, kaip mus formuoja tėvai, darželis, mokykla, šalis, kurioje gyvenam ir taip toliau. Žinai, vat, tai yra toks kompleksas prigimtis, tai, ką mes atsinešam ir tai, ką mes gaunam. Ir tada tokia gaunasi matrioška, žinai, ten su daug sluoksnių. Jo, bet žinai, ką ir prieš tai vėlgi minėjai, kad kai gaunam, yra tas ir atidavimo procesas, žinai, kad tarkim, mes ką gaunam iš aplinkos, tai daro įtaką mums, bet lygiai taip pat ir mes tada save pertikėm ir tą įtaką darom kažkam kitam. Taip, ar galima tai būtų teikti, ne? Taip, ir labai stiprią kartais. Jo, tai man va čia, žinai, irgi atsiranda tas, kad čia mes prieš pradedant podcastą, dar va šiek tiek kalbėjom, bet noriu grįžti prie tų minčių, nes man atrodo, labai svarbus buvo, žinai, apie stiliaus saviraišką ir šiaip išvaizdą, žinai, mes kaip žmonės, kaip atrodome ir kaip save reprezentuojame ir tu sakai, kad irgi užsiminiai, kad yra skirtingos sritis, kaip, kur ir kada atrodome ir kodėl taip darome, tai man šita kryptis lygiai taip pat labai įdomi yra. Žinai, dėl to, kad, vėlgi pasikartosiu, mes gauname iš aplinkos ir jinai mums daro įtaką, bet lygiai taip pat ir mes, kurdami save, darome įtaką kitiems. Tai tiesiog kokios yra taisyklės, ar jos yra ar ne, ir kodėl mes taip skirtingai save patikėm, bet kartu ir taip vienodai. Tu apie aprangą konkrečiai klausi, ne? Apskritai, turbūt, žinai, apie manierą, aprangą, jo, nes man atrodo, kad apranga, bet jau šiais laikais yra ryškiausia. Jau galim taip sakyti, kur tikrai daugelis... Matomumas didžiausias, mes galim nematyti, kas žmogaus viduje ir ką jisai galvoja, ir ką jisai veikia, bet mes matom, kaip jis yra apsirengęs. Jo, tai apranga yra žinutė. Apskritai, tai mes visi esam tokios, žinai, vaikščiojančios... net nežinau, kaip čia pavadinti, žinučių talpyklos. Žinučių talpyklos? Jo, ir mes, siunčiam, žinai, mes galim savo judesiu kažkokiu, savo balsu, savo aprangą siūsti žinutę. Labai dažnai mes tą darom nesąmoningai. Okay. Pavyzdžiui, paprastas pavyzdys, tu gali matyti žmogų, žinai, kokią nors damą, kuri ten apsirengus, tiesiog viskas suderinta, tobulai, tiesiog, nežinau, tu labai aiškiai matai, kad buvo labai labai daug investuota į
į išvaizdą tą rytą, kai jinai ruošiasi. Nu, tai greičiausiai čia būsiu, ne aš labai greit susiruošiu, bet įsivaizduokim, žinai, žmogų, kur tikrai matom, kad tai buvo investuota į tai laiko ir energijos. Aš absoliučiai dabar prie jokio stereotipo neprisirišu, aš neturiu jokio neigiamo ar teigiamo vertinimo, imkim tiesiog kaip pavyzdį. Ir tas žmogus, pavyzdžiui, bendrauja kaip marozas. Išlenda tokie, žinai, maroziški dalykai ir mes tada nesuprantam, kame čia yra reikalas. Ta prasme, kažkas taip, žinai, disonuoja. Nerezonuoja, o disonuoja. Apranga, žinai, skleidžia vieną, kalbėjimo maniera skleidžia kitą. Ir va tą netitikimą mūsų smegenys visą laiką užfiksuoja. Todėl, kai mes kalbam apie tinkamą žinutės išsiuntimą, nesvarbu, ar mes norim skleisti žinią pasauliu, žinai, apie taiką, ar apie meną, ar apie kažkokią idėją, ne tiek yra svarbu pats turinys, nes svarbiausia tai su turiniu, kad jisai būtų tikrai iš tavęs ateinantis, kad tai nebūtų copy-pastas, kad daina, kurią aš sukūriau, jinai eitų iš manęs, o ne aš čia nesukūriau dėl to, kad aš nukopijavau kito atlikėjo dainą, ne? Yeah. Bet kalbant apie pačią išraišką kūrybos, svarbiausias dalykas, kad rezonuotų. Kad ta išraiška, jinai neturėtų tokių momentų, kurie neleidžia iki galo tinkamai perskaityti žinutės. Čia panašiai, kaip aš tau siųsčiau SMS-ą, kuriame norėčiau parašyti paprastą sakinį, bet jame praleisčiau esminius 2 žodžius. Ir tu iki galo nesuprastum. Tu galėtum numanyti, ką aš tau norėjau parašyti. Labai dažnai būna su spelingo klaidom, pavyzdžiui, kai skubam, rašom kažkam žinutę ir, žinai, žmogus nepataiso ir mes dėl to net ir kažkaip nesiparinam, ir žmogus nesiparinam, nes mes tikrai išskaitom ir supratom, kur mes ten turim susitikti. Jo, žinai, turim tą tokį common sense. Bet jeigu taip kalbant apie tą rimtesnės kūrybos išraišką ir jeigu žiūrint į save kaip į žinutės siuntėją ir net į savo tą aprangą, tai yra labai svarbu, net jeigu sąmoningai nusprendai kažkaip, nežinau, įdomiau apsirengti ir nepaisti kažkokių normų, tai nes neturi galvoti apie kitą, turi galvoti, kad tavo visi pasirinkti daiktai, jie siunčia bendrą žinutę kažkokią, supranti, turi dėrėti. Bet ne apie rūbų derinimą, aš kalbu jokių būdų, bet apie save kaip žmogų, ne? Jo, iš esmės, kas tu esi ir kaip save reprezentuoji. Jo, aš sakau, kad tai gali būti skirtingi, žinai, dalykai, bet visi tie dalykai turi atspindėti tavo vidinės dalis, tavo, ne kažkieno kito. Bet matai, čia man atrodo ir susidarim dabar, bent jau mano manimu, vėlgi, dabar su ta problema, kad kaip ir yra tas suvokimas, kad tai turi atspindėti tave ir kas tu esi, tavo mintis, tavo kūryba. Nes tai yra savęs vizualus pateikimas. Mes nematom vidaus, kaip pati minėjai, mes matom pradžioje išvaizdą. Ir tai yra visiškai normalu, kitaip neįmanoma. Bet tai ar nėra taip, kad dalis žmonių vis tik tai save bando reprezentuoti vienaip, kai yra kitokie, kaip ir tavo per pirmąjį pavyzdį, ne? Apie kurį užsiminėjai, apie kurį šiek tiek papasakojai, vien tam, kad pritapti ir išsiskirti ir labiau atkreipti dėmesį, nes, na, mano manimu ir įsivaizdavimu gyvename tokiam dėmesio ištroškusių žmonių eroje tiesiog. Ne visi, net ne dauguma, bet tikrai yra dalis tokių žmonių, tikrai. Aš sutinku absoliučiai. Jo, tai kaip tada vis tik tais, žinoti, kas dera tau ir kaip savo vidų į rūbus sutalpinti ir per tai pertikti. Ir patenkinti tą poreikį, ne? Jo, nu, bet žinai, nes žinai, kas slepiasi po to dėmesio poreikiu? Slepiasi ne šiaip tiesiog tuščio dėmesio poreikis, tikrai ne. Po tuo slepiasi, mes visi norim būti pamatyti ir visi norim būti mylimi. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu. Jeigu tą turim, galim kurti beje, ką ir sakiau prieš tai, ne? Ir šitoj vietoj man atrodo, yra labai svarbu tą įsivardinti tiesą, kad galbūt greičiausiai man trūksta šiek tiek tos meilės, gal aš jos nesusirinkau per gyvenimą tiek, kiek mano tas poreikis reikalauja, ne, vidinis. Ir į tą norą gauti dėmesį, pažiūrėti taip iš tikrųjų labai taip, su atjauta savo ir su tokiu paprastumu. Tai yra labai normalu ir labai žmogiška. Ir kai iš tikrųjų tą įsivardini, tada kitas klausimas yra, ar aš tikrai turiu tiek dėti daug pastangų atkreipti tiesiog dėmesį į save, ar po visu tuo, kadangi slepiasi noras patirti daugiau meilės, patirti daugiau artumo, patirti daugiau kontakto, gal aš galiu paieškoti kitų išraiškos formų, ne tik tai tų, kurios atkreipia dėmesį, kad aš ne tik tai susirinkčiau kažkokį žvilgsnį, bet aš ir duočiau kažką. Nes
toks ėjimas, žinai, kada mes ne tik tai, žinai, norim, kad į mus pasižiūrėtų, kokie mes ten faini ir taip toliau, bet kada mes iš tikrųjų turim ir ką duoti, ir ką pasiūlyti. Taip, be abejo, ne visiems tiks, ne visi to nori, bet tikrai atrasim žmonių, jeigu ta, žinai, širdis yra atvira. Tai mes iš tikrųjų ir tą poreikį patenkinsim, ir susirasim bendraminčių ir taip toliau. Beje, manyčiau, kad vieni sveikiausių santykių mūsų aplinkoje yra tie, kada mus su tai žmonėmis sieja kūryba. Bendros idėjos, kūryba ir taip toliau. Už kameros sėdi Jurgita, mojuoju tau. Grinai, va. Jurgita yra ir mano partnerė. Jo, nes va tame yra, žinai, iškart, bet kai pasakai, žinai, tą mintį, iškart matai žmonės, žinai. Taip. Tiesiog. Nes, va, matai, tau iš karto va, tu klausaisi ir va, kas vyksta, žinai, rezonuoja ir tu reflektuoji, tada, tai kas yra tie žmonės mano gyvenime. Ir aš netgi galvoju, žinai, kad, pavyzdžiui, partnerystė, kalbant apie partnerystę, žinai, ne dėl to, kad čia mūsų tema būtų, bet net ir partneris, labai faina, jeigu būtų partneris ar partnerė, nesvarbu, kas man patinka, būtų tas žmogus, su kuriuo mes kuriam bendrą projektą, kuris yra iš tikrųjų irgi atsidavęs tam mūsų bendram projektui. Bet čia tokia, žinai, kur sako, kad negalima su draugais kurti verslo, ar nėra taip ir su partneriais, dažnai, ir išvis kūryba yra labai... Aš daugiau apie pačią partnerystę, kaip apskritai, kaip draugystę. Partnerystę, nes matai, ten gali tu su tuo partneriu, aišku, yra beje porų, kurios labai sėkmingai dirba kartu, yra porų, kurios yra labai sėkmingos, kai nedirba kartu. Tai čia yra, žinai, kiekvienu atveju yra skirtingai. Ir žinai, va dabar tu pasidalinai, tu gal kažką sakyt norėjai, ne? Bet aš tokią fainą, žinok, mintį sugalvojau, galiu tau pasiūlyti. Nes tu sakai, vat man iškart žmonės, žinai, atėjo į galvą ir mes prieš tai kalbėjom apie tą, žinai, karjerą, kaip atrasti, ar čia yra mano ar ne mano. Aš, žinai, tokį žaidimą noriu tau pasiūlyti vieną. Aš, žinok, neseniai sužinojau, pritaikau, pamačiau, kad labai faina. Aš į ką bijau tokių dalykų, tai reikia minėti, kad žiūri. Dabar mes nustatysime Gabrielės. Ne, juokauju. Ne. Labai paprastai. Toks, kur rankos dreba, spaudimą, neškit, matokį spaudimą. Jo, valerijono. Ne, baigtų, labai paprastai. Žiūrėk. Ir prisimink 2 žaidimus, nesakyk man iš karto. Vaikystėje, kuriuos tu labiausiai mėgai žaisti. 2 mėgstamiausi. Ar jie turi turėti pavadinimus, ar ne? Pagalvok tiesiog, bet man nesakyk, aš pabandysiu atspėti. Juokauju, nebandysiu atspėti. Tiesiog pagalvok. Magija. Bet jie neturi turėti pavadinimų, čia tiesiog kaip veikla. Ką mėgdavai žaisti? Praktiškai mes visi panašių žaidimus žaidėm. Daugiau, mažiau. Patikėk, ne. Aš iš Trakų rajono, tikrai. Ir nebūtinai, tai teisėsi. Nu gerai, 2 sugalvoji žaidimus, ne? Prisimeni. Okay. Dabar mano toks klausimas yra, galvok apie tuos žaidimus. Ar tai buvo žaidimai, kuriuos tu žaisdavai viena ar su kitais? Su kitais, jo. Su kitais. Abu žaidimai, juose dalyvavo kiti žmonės. Ar tie žmonės buvo tavo draugai bendramžiai, nu, sakykim, bendramžiai, ar ten kiemo kažkokie draugai, ar tai buvo tavo šeimos nariai? Miksas. Vienas žaidimas toks, kitas toks, ar kaip? Abiejose yra šeimos narys. Mano jaunesnis sesė visur yra jo. Aha. Bet tai nėra šeimos žaidimas. Ne. Žinai, kur ten, žinai, šeimoje žaidžia visi, nežinau, stalo žaidimus. Čia ne tai. Okay. Gerai. Dabar dar vienas dalykas. Ar tie žaidimai buvo daugiau tokie fiziniai, nu, žinai, kažką veikti, bėgti, daryti? Ar jie buvo kažkokie protiniai, kūrybiniai? Ne, abu labiau kažką veikti. Bet ir viename iš jų yra ir kūrybos. Kūryba visuose beje žaidimuose egzistuoja. Jo, bet tokia aiškesnė. Išraiška kūrybinė yra viename iš jų labiau. Okay. Aha, gerai. Tai žodžiu, aš tiesiog kiekvienas nes vienas žaidimas. Bet paskui pasidalinsi, ne? Tai žodžiu, žiūrėk, ką aš girdžiu dabar. Bet tiesiog, aš net nežinau, apie ką mes kalbam, bet aš girdžiu, kad tai buvo komandoje, tai buvo fizinė veikla ir tai buvo truputį kūrybos tame, gal nemažai, ne? Kiek ten? Viename daugiau, aš tikrai sakau. O gali procentais, pavyzdžiui, pasakyti, man įdomu. Taip pat random, žinai, tiesiog. Viename sakyčiau 50, o kitas tiesiog pats žaidimas, ta prasme, gimė iš 100% kūrybos, bet tada visiškai procese neturi kūrybos. Papasakosiu, bet man tiesiog jau kasima. Prisiminus tą dalyką. Tai, jo. Ir tame daugiau bendramžiai buvo, ne tėvai, ne seneliai, žinai. Bendramžiai. Ir dar ar sezonas buvo svarbu, ar tai buvo žiemos žaidimai? Vasara. Okay. Nežinai, būna žiemos žaidimai, kas ten, žinai, kokiam rogutė mėgsta važinėti ir taip toliau. Tai dabar žiūrėk, aš tau uždaviau šitus klausimus. Mano paskutinis klausimas yra toks.
kiek šitų elementų yra dabartinėje tavo veikloje, darbe arba veikloje. Daug. Daug. Tai tu pataikai. Daug. Tai tu pataikai. Dėl to, kad pagrindinis dalykas, kurio nepasakiau, bet kuris yra be galo svarbus ir man kaip žmogui, kuris aš daug domiuosi kūrybiškumo metodais, technikomis ir taip toliau, pagrindinis dalykas darbe yra net ne dalykas, o klausimas, ar aš darbe žaidžiu. Nes tai nulėmė labai svarbų dalyką darbuotojo, nesvarbu, ar jis dirba kažkam, ar dirba savo, žmogaus įsitraukimą į savo veiklą. Ir ypatingai su šita problema susiduria korporacijos, dėl to aš ir pasakiau terminą darbuotojai, nes paskutiniais duomenimis statistiniais 67, beveik 70% darbuotojų pasižymi to vadinamo disengagement, angliškai, tai yra tokiu silpnu įsitraukimu arba visiškai jokio įsitraukimo į savo veiklą. Ir manoma, kad priežastis yra tai, kad darbuotojai nebežaidžia savo darbę, savo veikloje. Labai daug aš pati dirbu su, žinai, tais visais startupais įvairiais, kuriems labai sėkmingai sekas ir taip toliau. Mokymus tiesiog vedu darbuotojams, įmonėms. Ir dabar yra ta kultūra, kad labai daug ofisų yra įkurti taip, žinai, žaismingai, daug yra visokių žaidimų kambarių, kino salių netgi įvairiai. Nu, kad ta aplinka būtų kuo labiau tokia, žinai, laisvalaikio, skatinanti atsipalaidavimą, kad tu jaustumėsi ne kaip kažkokiam suspaustam ofise. Aišku, yra ir tokių ofisų, žinai, bet yra tas tikrai judėjimas link to. Ir aš džiaugiuosi, kad tos įmonės investuoja ne tik tai į, žinai, baldus, stalo futbolo stalus ir taip toliau, bet investuoja ir į žmonių kūrybiškumą ir žaismingumą, nes tai yra pagrindinis dalykas, dėl ko mes galim, pavyzdžiui, turėti darbuotoją ilgesnį laiką ir turėti gerą specialistą, gerą profesionalą savo projektą. Tai va, kokie tai buvo žaidimai? Man gėda pasakotant. Gerai. Vienas tikrai daugelį yra atpažįstamas, tai yra tas šokinėjimas per net ne gumytę, kaip jinai. Nu jo, du žmonės taip įtraukė gumytę ir kur tada ten kryžiuojant ir panašiai tu šokinėjai per ją, tai mes ten buvom, nežinau, gal 20 lygių sugalvoję. Aš norėjau sakyti, kad 12, 20. Mes buvom savo prigalvoti, nes Jėzus ten būdavo, kad ir prie stulpo vieną galą pririšė. Prie stulpo ir panašiai. Nu ten tokie tiesiog būdavo. Bet dažniausiai, kai nebūdavo trečio, tai tada prie stulpo. Ne, o mes kai ir būdavo, nes mes tada darydavom, kad, nu tarkim, jeigu mes tik trysia būdavom, tai pririšė prie stulpo, vienas dar laiko ir tada du vienu metu daro kaip veidrodinį efektą, tą prasme, kad tą patį turi kartu. Nu tai visokiausių tokių, tai žinai, tai man tas būdavo. Čia ta kur kūryba, nesakė? Čia kur 50%. Nu aš sakyčiau, kad čia daugiau, nes jeigu pasibaigia lygiai ir jūs jau kūrėt iš naujo. Tai... Ne, aš sakyčiau, žinai, kad 50 dėl to, kad tai jau buvo sukurta ir mes šiek tiek patobulinom. Tai aš dėl to... Tai jūs čia tas variantas, ne kur sukūrėt, o perkūrėt truputėlį. Jo, prikūrėt. Tai čia tas toks, žinai, kur miksas yra. Gerai, čia... Gerai šitas. Mama, atsiprašau, jeigu ką. O mama žiūrės? Žiūri, tikiuosi. Tai sveiki, laba diena. Linkėjimai. Taip, gerai. Trumpa istorija, kad suprastumėt, ką esmė. Netoli manęs gyvena tokia močiutė, pas kurią kiekvieną vasarą atvažiuoja senukė. Jinai yra iš Estijos, jinai yra mano bendramžė. Ir mes tiesiog kiekvieną vasarą kartu su ja bendraudavom ir ten tą vieną savaitę kartu leisdavom. Kokia kalba? Rusų kalba. Rusų. Jo, tai va. Mokė estų kalbos šiek tiek, tai moku vieną žodį. Kokį? Tere, bet mes su Jurgita, tere tai labas, bet dar buvom spalio mėnesį, kaip tik Taline su Jurgita ir kaip tik Vasolisa susitikom ir jinai mane buvo išmokus žodį tu palama kažkoks ir aš vis dar galvojau, kad čia keiksmažodis estų kalba ir jinai man tiesiog prisipažino, kad buvo sukūrusi šito žodį, tai aš visą gyvenimą gyvenau. Tai tave išdūrė, žodžiu. Vat jo, bet, nu, ten žodžių, kelių žodžių mainai buvo su ją. Tai esmė tame, kad aš, kai mums buvo gal po kokių 10-11, aš buvau ta, kur biškutį ramybės ir tvarkos, nes kas jeigu. O Alisa, tas mano jaunesnė sesė, nu jos tokios, kur, nu reikia kažką, padaryti. Ir toli mūsų buvo apleistas namas. Ten, kur jį pardavė, kur ten stovėjo porą metų, nelestis nei ką. Jos tiesiog durnai rovė žolės gabalų su smėliu, mirkdavo į vandenį ir mėtydavo į sieną, kad priliptų. Aš tuo metu būdavau sargas ir žiūrėdavau, kad niekas neteitų. Tai tu tas patikimiausias buvai, ar ne? Tai čia aš kaip ir galvoju apie tas tiesiog žaidimus, kas realiai yra.
Tai jo, tai pirmas, kad visiems nors ir, bet su šituo paskutiniu, jeigu tokia nesąmonė, bet nesmė, tai net kai dirbi komandai visiems esi tas toksai prižiūrėtojas labiau, kad kiti galėtų save realizuoti. Aš anksčiau tokia nebuvau, po truputėlį to mokus labiau. Tai tas turbūt ir toksai prižiūrėtojo labiau rolė tokia, kur nebūtina dalyvauti veiksme tam, kad būtum žaidimo dalis. Bet čia yra beje lyderio pozicija dažnai. Tai aš tau dabar mokosi daryti, nes anksčiau būdavo, kur aš galiu viską pati, bet dabar toksai, kur, ne, komanda tam ir yra skirta. Bet čia, ką tu sakai, ne, aš sakau lyderio poziciją dėl to, kad lyderis, jisai irgi perina per savo tam tikrus etapus ir etapas, kada tu nebevadovauji, pirštų nerodai, bet tiesiog stebi situaciją ir leidi veiksmui vykti, tiesiog užtikrindama, tą saugumą kažkokį, ar ne, tai čia yra jau toks advanced lyderio lygis. Beje. Ačiū, priimsiu kaip komplimentą. Čia taip ir buvo. Va. O tada tai va čia su šito taip, o su tuo pirmu tai labiau tas, kad yra žaidimo taisyklės, bet jeigu jos trukdo tobulėti, tai šiek tiek palaužyk jas. Iš esmės, kad nesustok ten, kur yra apibrėžta, kad yra šiek tiek daugiau, kur augti ir kaip augti. Ir kartais, kai trūksta žmonių, resursų ar panašiai, tai susikurk tą resursą pats. Iš esmės, panaudok tas tulpą kažkokį ir pririšk tą gumytę prie jo. Nėra taip sudėtinga. Nes aš, kai klausiau, man irgi tokia pati mintis, kad, žinai, tu nesitenkini tuo, ką tau tiesiog gyvenimas duoda. Jeigu tu nori pasitobulinti, pasigerinti, tu tą imi ir padarai. Jo, bet man, žinai, kad čia, vėlgi asmeninė visiškai pozicija yra, kad su tuo atsiranda kartais ir sunkumų, žinai, nes atrodo, kad šiek tiek išsenki ir daugiau kūrybiškumo dar reikia tau į tavo tą kasdienybę ir neturi kur dėtis. Iš esmės atrodo, kad esi išsekęs jau, bet nori dar, bet tada jau ir nebeturi kaip įsileisti daugiau kūrybos gyvenimą. Tai, žinai, toksai, kur makarinė šiek tiek. Žinai, kas atsitinka? Tu perdegi kažkuriuo momentu. Ta prasme, čia apie tai tu kalbė, ne? Kada? Jo, labiau yra apie tą perdegimą, bet ir apskritai procesą, kaip daugiau kūrybos įleisti tą gyvenimą. Žinai, čia pavyzdys, ar turi kažkokius 5 būdus, kaip įleisti daugiau kūrybos? Jo, aš supratau, aš atsakysiu tau iš tą klausimą, tai žinai, dar kažkaip sureaguoti tą norėjau, nes man kažkaip norisi labai pridėti tai, kad tai, kad tu pasidalinai, kad, pavyzdžiui, kartais, ten, žinai, daug darai ir paskui tiesiog jau norėtum dar kažką padaryti, bet nebeturi tų resursų. Tai paprasčiausiai man apie ribas labai. Ja. Ir ribos kūryboje yra labai svarbu, ypatingai, jeigu mes kūrybą pradedam žiūrėti kaip į kažką tokio švento, kažkokią dovaną, kurią savyje turim, tada mes turim ją saugoti ir tausoti. Tai čia yra labai svarbu apie ribas, žinai, galima plačiau apie tai kalbėti, o apie tai, kaip įsinešti daugiau kūrybiškumo, ar ne? Tai pradėkime nuo to, kad reikia išmokti ilsėtis. Norim būti produktyvus, išmokim būti neproduktyvus. Čia yra labai susiję dalykai. Čia yra susiję su mūsų simpatinė, parasimpatinė nervinė sistema. Norim būti aktyvus, pradžiai išmokim gerai pailsėti. Pavarėm gerai, labai faina, bet kažkur turi būti sustojimas pailsėti, nes negalim mes varyti non-stop, žinai. Nes kūryba kartais labai stipriai nuneša, beje, ypatingai tai yra aktualu tikrai meninė kūryba kuriantiems žmonėms. Bet turbūt baisiau už tą srautą, kuris neša, yra, kai to srauto nėra, kai yra tuščia, žinai. Tai dėl to šitoj vietoj yra labai svarbu nukreipti tą kūrybinį mąstymą į savo kasdienybę ir pasirūpinti tokiais baziniais absoliučiai dalykais. Gerai. Jokiesi? Jo. Žinai, kodėl jokiuosi? Nes galvoju, kad linksiu galvą ir tada galvoju, kiek kartų aš tai girdžiu ir turbūt ne veltui žmonės tai kartoja, bet aš taip nedarau. Tai toksai, kur nėra iš blogos pusės, bet tiesiog, kai kartoja tiek daug kartų, tai supranti, kad, iš tikrųjų tai yra reikalinga. Tada, žinai, tai tiesiog nusijuokiau, nes galvoju, blemba, nepavyksta man, bet gal jau pats laikas būtų. Tai dėl to. Tai aš taip gal tą atsakymą, žinai, ir taip suformuluosiu žmonėm, kurie gal net nelaiko savęs menininkais, bet aš noriu priminti, kad mes visi esam kūrėjai, mes visi esam kūrybiški. Jeigu norim daugiau tos kūrybos pajausti savyje,
apsidairykim į savo gyvenimo sritis, kurias turim, nesvarbu, ar tai yra karjera, ar tai yra santykiai, ar tai yra sveikata, ar tai yra namų kūrimas, ar dar kažkas. Pabandykim pamatyti, kad visur, kur yra kūryba. Tūliko švietimas, kaip ir sakėm, šiandien nusprendėm, kad kūryba, gal kitą kartą pakeisim nuomonę, bet žodžiu, kad tai irgi gali būti kūryba. Antras dalykas, jeigu norim lavinti kūrybiškumą kaip raumenį, ar ne, vat kaip vat sporto klubą nuėję vieną kartą pasikačialinę, mes raumenų neturėsim, ne, mes turim iš tikrųjų tuo užsiimti. Tai iš tikrųjų reikia paprasčiausiai pasižiūrėti, kad, pavyzdžiui, netgi galima eksperimentą padaryti. Va šiandien, jeigu tau iškils koks nors sunkumas arba problema, tiesiog dienos eigoje darbinis, asmeninis ar dar kažkas, ne šiandien, tai rytoj, pabandyk spręsti jį ne tuo būdu, kuriuo dažniausiai sprendi, netgi reaguoti ne tuo būdu, kaip dažniausiai reaguoja, o pabandyk sugalvoti naujus 2-3 sprendimo būdus. Ir gal net plus sugalvokim dar ir, kodėl šitą situaciją gali būti naudinga ir ko jinai tave moko ir ką jinai tavyje ugdo. Tai yra kūrybinio mąstymo ugdymas. Dar vienas dalykas, jeigu nežinom nuo ko pradėti, esam visiškai pasimetę, stebėkim savo mažus norus. Pavyzdžiui, ką tu šiandien planuoji veikti, ką tu norėtum nuveikti šiandien? Ką norėčiau nuveikti šiandien? Na, po šito podcast'o, koks tavo noras? Pats pirmas žingsnis, ką tu norėtum nuveikti? Ne, tai čia, ką norėčiau nuveikti, grįžti namo ir nueiti į ilgą pasivaikščiojimą su šunimi. Liuks, užtenka, žiūrėk. Ir kai tu, ir neimam bet, ir žiūrėk. Tu, man tik atsakymo reikėjo. Ten aplinkybės, bet, aš įsivaizduoju, ką tu norėjai pasakyti, bet gali pasakyti. Bet yra prioritetiniai darbai ir kadangi karšta laukia, tai su šunimi negaliu dabar vaikščioti, nes pavojinga jam, tai reikės į vakarą labiau nukelti. Taip, bet tu vakare galėsi tą savo norą išpildyti. Bet vakare jo. Norėčiau dabar, bet teks vakare. Aš vakar prisimenu tokią dainą. Atsidaro durys, negaliu įeiti. Jurgita per pirmą podcastą dainavo šitą dainą. Jo, aš apie norus noriu pasakyti. Aišku, čia šitą dainą visiškai kitokio pobūdžio, yra erotinio pobūdžio, mano manimu, bet ką noriu pasakyti, kad su norais yra taip, jeigu tu išpildai savo paprastą žemišką norą šiandien, tai tau durys kitos atsidaro. Tada tu jau, pavaikščiau, ko galėsiu norėti, noriu skaniai pavalgyti. Pavalgius, žinai, o gal noriu, žinai, kažką paveikti kito. Ir tarsi tos durys atsidaro, ten neužsidaro, atsidaro. Noro pildymas yra durų atidarimas, už kurių stovi dar labai daug durų. Ir kartais žmonės straglina, turi kažkokį norą, didesnį, sakykime, ne kasdienį, kur aš dabar tas paklausiau kaip pavyzdžio, ir jie straglina, žinai, dedami pirmą žingsnį, jie negali pirmo žingsnio padėti, nes jie bijo, kad, čia labai didelis dalykas, ten perfekcionizmas dar labai dažnai įsijungia ir taip toliau. Bet aš noriu pasakyti, kad išpildę šitą norą, jūs suprasit, kad jūsų laukia kitas noras. Tai mes tiesiog turim atidarinėti tas duris, nes mes niekada nežinom, kur kažkoks noras mus nuves. Gal kažkas nori būti, kuo gali norėti būti, ką nori padaryti žmogus, pavyzdžiui, sugalvokim. Nežinau, rašyti dainas, o pradėjęs rašyti dainas, supranta, kad jam daug labiau patinka tiesiog poeziją rašyti. Tada pradeda rašyti poeziją, supranta, kad jam patinka ją gal skaityti kitiem. Pradeda skaityti poeziją, pamato, kad jam patinka labai su žmonėmis būti, gal jis pradeda kažkokias kitas dar paskaitas vesti. Ir va taip, žinai, atsidaro labai daug durų, mes niekada nežinom, kur mūsų norai nuves. Tai yra procesas. Dar vienas dalykas - perfekcionizmas. Nenorėti daryti viską 100%, sumažinti kartelę 80% yra žiauriai gerai ir žiauriai daug. Bet ir šiaip, žinai, procentai sudėtinga viską įvertinti. Tai aš manau, kad tiesiog palikime kartais tą laisvę. Taip. Čia intuityviai, žinai. Intuityviai tiesiog. Ta prasme, kas yra tavo 100% yra visiškai kitoks negu mano. O jeigu mes taip truputėlį padropinam tos 20% ir truputėlį daugiau atsipalaiduojam, viskas faina. Tai atsipalaiduot, laikytis tų kasdienio atrodo būdų ir šiek tiek lengviau ir daugiau įsileisti kūrybos į savo gyvenimą ir nebijoti tų norų, nes vieną gyvendinus atsiras dar daugiau. Ir kūryba yra ryšys su kitais. Ir kasdienybė. Va. Svarbiausi dalykai. Gerai, tai Jovita, aš matau, kad mes jau išsiplėpėjom, galėtume dar daug tikrai kalbėti ir labai tau ačiū už pokalbį, už atviras mintis ir už labai taiklės pastabas, bet ne pastabas kaip korekcijas, bet pastebėjimus, kurie labai reikšmingi tikrai yra, tiek man asmeniškai, tiek tikiuosi ir tiems, kurie žiūrėjo. Ačiū labai tau, kad pakvietei, tikiuosi kažkas surezonuos, kaip ir kalbėjom šiandien, žinai. Ir kūrybos visiems.
Aš net nenoriu linkėti kūrybos, nes ta kūryba visą laiką yra šalia. Jo, iš tikrųjų. bet žinok, tas kūrybos visiems nuskambėjo kaip bažnyčios kunigo. Ramybės. Ramybės. Ramybės visiems, jo. Tai Jo, va, tai gal, žinai, įvytas žodis. jo, tas. jo, jo. Jo, Tai va, žodis tai gerai, tartas. tai ačiū Ačiū tau. ir, Ačiū, kas klausė. ir jo, nesakysiu iki kitų kartų, nes pasijungsit vis vien, tai bet iki kitų kartų.